Berkė duonelė tinginio valgoma. Noriu iškepti duoną. Duona iš tikrųjų yra paprastai arba su mielėmis kepama, arba su natūraliu raugu. Bet aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje visur galima nusipirkti šviežių mielių, beveik kiekvienoje parduotuvėje. Tai mažiau kalbų, daugiau darbų. Taip, tai pradedu vėl nuo svarstyklės, miltai. Turiu pasakyti, kad lietuviški miltai turi daug baltymų, yra stiprus ir iš jų iškepti gerą, tamprią, elastingą duoną yra pakankamai paprasta. Taip, tai aš noriu pusės kilogramo. Naudosiu šviežias mieles, taip man reikia 20 gramų. Na, neretai dar yra įvairiose knygose ir parašyta, kad būtinai sumaišykite mieles su šiek tiek cukraus ir pienu ir leiskite joms suputoti. Taip, galima tai daryti, bet pagrindė tai yra daroma tam, kad pamatytumėm, ar mielės yra veiklios, ar jos gyvos ir padėti greičiau joms daugintis, bet nebūtina. Mielės ištrinu. Druska truputėlį mielės apramina ir jos netaip greitai kyla. Į mielių ir pieno mišinį aš įpilsiu dar 300 maždaug mililitrų pieno. Na ir viskas. Ir tiesiog čia supilu pieną, išmaišau. Taip, tai svarbu, kad tešla nebūtų per sausa. Kuo yra minkštesnė tešla, tuo bus puresnis galutinis rezultatas. Dabar, ką aš paprastai darau, išmokau iš vieno tokio kepėjo, tiesiog leidžiu jai dabar tešlai pastovėti kokias 5-7 minutės, kol čia apsitvarkysiu visus, ir tada pradėsiu minkyti, nes per tą laiką ji truputėlį išbrinks. Taip, truputėlį miltų. Man minkimas yra dalis malonumo. Tešlą reikia išminkyti taip, kad ji būtų tokio minkštumo, kaip jūsų mėgstamiausia pagalvė. Tai štai ir dirbame. Taip, tai gerai ją išminkius. Tiesiog suformuoti į kamuoliuką ir tada įdėti į dubenį, kurio sienelės truputėlį patepti aliejumi ir pridengti arba drobiniu rankšluostuku, arba plėvelę, bet plėvelę galbūt reikėtų truputėlį lengvai patepti su aliejumi, kad ji nepriliptų. Aš padariau iš anksto lygiai tą patį, kad nereikėtų mums čia atsisėdus sudėjus rankas laukti. Taip, tai čia jau yra prieš porą valandų padarytas lygiai tas pats tešlos receptas. Štai matot, kokia jie jau yra visa pasipūtus, minkšta, išpurenta mielių. Aš norėčiau įdėti į šitą duoną moliūgo sėklų. Na, čia maždaug yra 2 šaukštai. Lino akyčių. Irgi maždaug porą šaukštų. Taip, dar porą šaukštų kanapių sėklų, arba 1. Jos yra tokios traškios, labai nem. Yra ką pakramtyti, kadangi nerandu jau atplėšto aguonų maišelio, tai šaukštą maždaug aguonų. Tai čia yra aguonos, kanapių sėklos, linų sėmenis, moliūgų sėklos. Ir dabar mano iš anksto paruoštas ingredientas, tai čia yra virti speltos grūdai. Tai vietoj šito galima naudoti, pavyzdžiui, tiesiog virtas avižas, arba virtus rugius, arba net ir virtas perlinės kruopas. Tada, kaip jau jinai iškeps, matysite, tokie bus maži gabaliukai ir jų tikrai esate matę pirktiniuose duonų kepaluose. Aš išvyriau maždaug 100 gramų ir aišku, jų pasidarė daugiau, tai naudosiu turbūt pusę. Na, čia toks truputėlį reikia pasitelioti, bet nieko. Taip, tai dabar toks truputėlį atrodo šiek tiek netvarkingas reikalas, bet tiesiog truputėlį su šiek tiek kantrybės viską įminkyti, visas tas gėrybės į šitą paprastą mielinę tešlą.
dabar žiūrėkit, jau koksai gražuolis darosi kepaliukas. Nu, taip, dabar ją truputėlį reikės suformuoti. Ir štai taip. Na ir dabar galima jį galbūt padaryti šiek tiek pailgą ir palikti dar vienam kilimui. Tiesiog skardą pabarstysiu su miltais. Įkelsiu čia į skardą. Taip, dabar reikėtų jį pridengti kokiu nors polietileniniu maišeliu ar virtuvinė plėvelė. Va čia žiūrėkit, jau visai pabaiga jos. Užteks, neužteks. Sutepkim vos tą maišelį su aliejum. Net štai ir viskas, nebūtina jo visiškai sandariai uždengti, bet dabar sausai galėtų kokią valandą ar pusantros lėtai kilti. Nu va, štai. Gerbiamas kepaliukas tikrai akivaizdžiai išsipūtė ir padidėjo. Taip, tai dabar galima būtų jį tiesiog, kad jeigu norėtumėm tokio blizgaus vientiso paviršiaus, tai patepti su kiaušiniu išplaktų lengvai. Arba pats paprasčiausias, greičiausias metodas tai yra tiesiog pabarstyti lengvai miltais. Ir galima dar viršų įpjauti. Taip geriau kontroliuojasi, žodžiu, į kurią pusę jisai kyla. Na ir taip pat tiesiog šmaukšt. Na ir dabar dėsime labai gerai įkaitintą orkaitę, nes duonai reikia labai aukštos temperatūros. Ir iš tiesų pradžioje netgi galima ją padidinti iki kokių 220 ir po kokių 10 minučių ją sumažinti. Tai ir gerai, tegul savo kepa, po 10 minučių sumažinsiu, o iš viso turbūt kepsiu jį, mažiausiai kokias 40 minučių. Karšta duona sunkiai pjaunasi, nes dar yra pakankamai drėgna viduje, bet vis tiek norisi pasižiūrėti, kaipgi atrodo tenai viduje visos tos mano įminkytos sėklos. Ir tas šviežiai iškeptos duonos kvapas, super. Reikės turbūt tik tai išsitraukti sviesto ir pakviesti Timūrą paragauti. Norėčiau, kad tu išbandytum šitą duoną ir pasakytum, ar tinkama jinai, ar kepsi ją nedelsiant grįžęs namo, nes išgirdai receptą ar ne. Ar tau reikia sviesto, Timūrai? Gerai būtų. Gerai būtų, nu tai žinoma, kad čia, va, štai žiūrėk, tavęs laukia sviestas. Čia, njam. Tepam, žinai, iš karto, oi. Suminkštėja. Taip, suminkštėja. O, gerulis. Pasakyk. Aš nerandu žodžių, kaip skanu. Tikrai? Žiauriai. Kepkite nedelsiant. Ir tu, Timūrai, kepk nedelsiant. Nežinau, bėg.